sukilėliai sugalvojo taktiką, pasiskirsto iš kelių pusių. Centrą atakuoja belgininkai. Šonuose matosi apėjimą iš krašto. Rusijos kariuomenė taiso pabūklus, matomai Rusijos kariuomenė ginkluota gerais šautuvais. Sutimas tokiais. Kurie žymiai mažiau. Belgininkams tikrai sunku kautis, kada priekio jums tinka sutankinta štucerių ugnis. O dar turint artilerijos pabūklą, nežinia kaip čia sukilėliam gali Rusijos kavaleristai stengiasi atvykti sukilėlius nuo stovyklų. Taip dažniausiai ir būdavo sukilimo metu. Dalyvaudavo pėstininkų kelios kuopos ir keli eskadronai husarų, dragūnų arba raitųjų būdavo atskirti, kad negalėtų atsitraukti. Taip matome vėlgi po sėkmingos Rusijos kariuomenės šaulių atakos pridaryta daug nuostolių. Moteris padeda išnešti kritusius sužeistus sukilėlius. Ten apačioje žieda yra vandens, taip pat tas kivirėlis, kur pavalyti. Iš kairiojo sparno sukilėlių šauliai. Ginkluoti taip pat neblogai šautuvais, matyt, užgrobtais iš Rusijos kariuomenės. Užmeta iš naujo. Laidos į paramą trumpai. Artilerijos pabūklas atlieka salvės po salvės. Sukilėliai priklaupę, užsiėmė patogią poziciją, stengiasi neprisileisti Rusijos kariuomenės į savo stovyklą. Rusijos kariuomenės dalinys stovyklą. Be to dar vienas rezervinis juda iš kairio sparno, išsistūmė pabūklą ir artileristai. Čia po kurio laiko pradės susiskaudė. Artileristai, iš dviejų pusių. Sukilėliam bus gana karšta, gana sunku. Rusijos šauliai priartėja, pasiruošia šūviams. Sprogimai parakas. Sukilėliai taip pat užtaisinėja ginklus. Pavieniai šūviai aidi iš stovyklos pusės. Dalgininkai atsitraukia. Dalgininkai ilgą laiką negali stovėti. Rusijos kavaleristai taip pat įsiuoja į aikštę. Stengiasi aptikti dalinius sukilėlių, ar žiūri, va ten kažkas tai yra, juos užpuola, sukilėliai kardais ir